Tęsime laidą. Pavasarį vaismedžius balina dailininkai, o rudenį sodininkai. Balinti medžių kamienai atsparesni kaitrai žiemos saulė ir būna labiau apsaugoti nuo kenkėjų. Išsamiau apie tai reportaže. Labas rytas, esu Lina, modernių želdinimo kursų Geltonas karutis organizatorė. Šiandien mes balinsime medelius. Labai geras laikas yra tai daryti būtent lapkritį, todėl kad taip mes paruošiame vaiskrūmius ir vaismedžius žiemos šalnoms ir spiginančiai sauliai, kuri gali pažeisti medelių žievę, gali atsirasti žaizdų ir tada bus mažesnis derlius, tiesiog medeliai kentės. Kad taip neatsitiktų, profilaktiškai mes juos kaip tik dabar lapkritį ir balinsime. O mums reikės vandens, talpos, mišinio su gesintomis arba negesintomis kalkėmis ir didelio plataus paprasto statybinio teptuko, su kuriuo dažysime tą mišinį. O kad mes paruoštumėm tinkamai dar medžio žievę, tai mums reikės pakloto, kurį pasiklosime, ant kurio kris medžio žievė. Reikės sodininko peilio arba šepečio metaliniais šeriais. Visų pirma, turim pasiruošti mišinį. Galime naudoti specialų mišinį su gesintomis kalkėmis arba negesintomis kalkėmis. Šį kartą mes naudosime su negesintomis kalkėmis. Pripilsime vandens. Ir maišydami subersime. Kai mišinį jau paruošėme, leiskime jam bent valandą pastovėti. O tuo tarpu paruošime medžio kamienus. Pasiruošėme paklotą. Turėsime pašalinti medžio žieves, atplaišas ir visas negyvas tokias daleles. Ir paklotas mums reikalingas, kad mes galėtume visą tai surinkti ir nepalikti po medžiu, kad tuo pačiu nepaliktume kartu prie medžio kenkėjų, kuriuos nuimsime. Svarbiausia nuimti tas žievės dalis, kurios tiesiog ir paprastai lengvai nusiimtų. Tą mes galim naudoti va tokį šepetį. Arba tiesiog sodininko peilį. Nuimame tokias dalis, kurios pavasarį greičiausiai ir pačios tikriausiai nukristų. Spalio mėnesį šį darbą daryti dar šiek tiek anksti. O dabar lapkritį jau kenkėjai pasislėpia tarp tų žievių atplaišų ir tarp negyvų žievės visokių dalelių, padeda kiaušinius, jau ten susiruošia žiemoti. Todėl kartais gali būti, kad mes tiesiog su ta sena žieve juos taip pat panaikiname. Yra paplitęs mitas, kad jaunų medelių nereikia balinti. Tai nėra tiesa, nes temperatūriniai pokyčiai, kurie vyksta žiemos pabaigoje, iš tikrųjų tikrai kenkia ir jų plonai odeliai. Taip kad juos balinti reikia, tačiau nereikia nieko daryti jų žieviai, nereikia jos nuiminėti, gramdyti kažkaip ar dar nieko panašaus daryti. Svarbiausia funkcija balinimo tiems jauniems medeliams yra būtent balta spalva, kuri atmuša saulės šviesą ir tokiu būdu ne taip greitai įšyla tas kamienas. Ta žievė mes jos nepaliekame po medžiu, nededame jos į kompostą, tiesiog kažkur išnešame arba turime sudeginti. Patogu pasirinkti kuo platesnį šepetį su ilgais šeriais, kad visus griovelius galėtumėm užpildyti. Pasirūpinkite savo medeliais ir padarykite šį darbą, kol dar yra pliusinė temperatūra ir kad būtų sausas oras. Geros dienos!